Saloną pasakykite, kiek? Restoranas Barcelona, labas vakaras. Labą dieną. Labą dieną. Kavinė Barcelona, ar ne? Taip, taip. Skambina jums iš visuomenės sveikatos centro. Taip. Mes gavom raštišką skundą dėl maisto praėjusią savaitę kokybės. Ir planuojam rytoj pas jūs atvažiuoti ir padaryti patikrą. Taip. Tai gal tiesiog norėtumėm, kad rytoj, kada jūs nuo 11 pradės dirbti? Taip, nuo 11. Tai 11 valandai mes norėtumėm atvažiuoti ir kad jūs paruoštumėt visas savo, vadinkim, maisto gaminimo technologijos aprašymas. Paskui maisto ruošimo visas taisyklės, kad galėtumėm, kaip sakant, visą šitą situaciją patikrinti. Ir mes parodysim tą skundą. Gerai, gerai. Sakykite, iš kur jūs sveikatos centro? Iš kur senamiestį yra. Aha, aha. Ir užsirašykite, jeigu kas telefoną, gerai? Gerai. 241. Prašau? 241. Taip. 10. Taip. 10. 10. Bendravau su Rolandu Petravičium. Gerai. Tvarkoj tada, tai rytoj bus 11 valandą. Gerai, laukiu. Gero. Jūsų. Nu, šaunuolis, klausyk. Tai dabar Zajavas bus. Bus Zajavas. Žinai, blemba, tik tai reikėjo tokį dadėt, sakyti, žiauriai viskas pas jūs blogai, bet gal jūs norit išsisukti už tam tikrą pinigėlių sumą. Ne, čia užtenka. Neaptariam šitą dalyką. Nu nieko. Kaip pirmas, tai aš manau labai gerai. Taip, tai ačiū ir man tai nepadėk ragelio, mes sutarsim dėl Maikono. Nes nusipelnėjai. Iki. Tai pridėsim gal dar ir apyrankę, aš manau, ženkliuką ir lipduką. Skambučio sulauksit. Ai, dar sulauksim, jo, mes patys gal perskambinsim. Okay. Ir užšok, kada į ZIP FM studiją, visai įdomu būtų pakalbėti. Tai davai, iki. Ate. Iki.